susidėjau outfitus ir aš matau, kad tai bus tiesiog mano vasaros spinta ir aš su žiauriai boring spalvų atžvilgiu. Na, gal čia daugiau tokia kasdieninė, sakykime. Mano spinta nusimato. Taip. Haki pilnas kostiumėlis. Baltas kostiumėlis su kelnėmis. Mūsų Delilah šokoladinė, kuri atrodo kosmiškai gerai. Marškiniai. Tada yra šortų kostiumėlis. Ir šitas, žodžiu, vienas sėkmingiausių praėjusių metų mėtinis. Skalbtas, nuskalbtas, bet aš iš jo tiesiog neišlendu, tai dedu į tą patį. Gerai, nežinau, kaip viską girdėsit, su šito outfitu galiu šiek tiek arčiau būt. Tai mūsų nauji šortai ir kuo aš labai didžiuojuos, todėl kad jie yra aukštesnių liemenių ir ilgesni ir ko aš norėjau, kad jie būtų visiškai kaip vyro pantalonai. Ir gavosi taip, žodžiu, ir gavos. Kaip norėjau, taip ir gavos. Tai matau, kad čia bus mano visiškai vasaros uniforma. Galbūt šitas kiek yra storesnis audinys, tai tiems karščiams toks ne iki galo. Nu, šortai tai šortai, bet marškiniai, kas čia dabar nesusirišu, jaudinuos. Pirmą kartą filmuoju be rūtos. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas gausis. Tai va, visiškai mano, kur čia mano tas suksiukas, čia, visiškai bus mano numeris 1 reikalas. Ir va toks. Languotas, žodžiu, man labai patinka. Jeigu pozas iki galo. Negaliu atsidžiaugti grinai, kaip aš žemaitiškai kalbu, visiškai vyro, net ne šortai, bet tokie va tie underwear, kur tiesiog belekai patogus. Marškiniai S-as, šortai M-as. Tie patys šortai su baltais marškiniais. Man galbūt labiau patinka prasisegti. Mix and match visada. Aš labiausiai mėgstu, netgi sau, kai pasiėmu kostiumėlius, aš paskui eigoje juos visaip miksuoju. Ir kur sau pažadėjau pasidaryti savo pramogą ir nežinau, kodėl nesugalvojau anksčiau, tai kostiumėlis su kelnėm, nu tiesiog tobulai ir krenta ir atrodo, aišku, reikia įdegti. Nu, žiūriai gerai, laikat pozą. Ai, kaip gerai, kaip aš gerai jaučiuosi, tai yra tiesiog. Ir kadangi kelnės yra taip stipriai didintos, tai šitas yra S-as, marškiniai irgi S-as. Tobulai jaučiuosi.
Ir visiškai toks outfitas, kur galiu visą parą. Aksesuarai. Kaip šis. Mano toks žalias. Nu, tobulai. Ir aišku, akiniai kaip viską geriau padaro. Ir vėl, kaip minėjau, mix and match. Šitų, taip labai patikau savo su akiniais. Iš karto apie maivas daugiau. Šitie marškiniai yra gal 12. Online jų nėra. Bet ir vėl mix and match. Kad maišyti. Ta prasme, kad neapsiženiai su vienu tik tai luku. Pasisukau, iškart pilvai traukiau. Žodžiu, reikia priprasti. Ir ką pamiršau dar pasakyti, kad šitie marškiniai jau labai lengvi. Ir per karščius nuostabiai. Kadangi aš 8 figūros esu, tai aš kaip visada bandau rištis. Tikiu, kad parodyt, kad liemens turiu. Ir vėl šortai mūsų naujieji. Jaučiasi tobulai. Ir visiškai nauja haki spalva. Labai fainai krenta. Kokia esu pamaiva. Ir tuoj parodysiu, kaip atrodo su kelnėmis tas pats kostiumėlis. Vėl ką galiu pasakyti, kad jaučiuosi tobulai, kritimas tobulas, audinys tobulas, spalva tobula. Ui! Šiandien Klaipėdoj vėjuota. Tai žodžiu, pas mus ir kaminas stipriai sukelia skersvėjai, viskas sukelia šiandien skersvėjai. Tai va. O kodėl aš dabar rodau šitą, kaip aš vadinu, vasaros uniformą? Nes man spintai reikia realiai 7 outfitų savaitėj. Aš juos susikabinu ir man nereikia ryte galvoti, ką aš rengsiuos. Aš noriu gerai jaustis, aš noriu patikti savo, geras oras, ta prasme, aš noriu dėvėti, ateina sezonas, aš noriu dėvėti tik mūsų rūbus. Tai va čia mano visa eilutė, dar man atrodo yra 2 outfitai, bet čia yra visiškai pilna mano vasarinė spinta. Nu žiūrėk, jaučiuosi pasakiškai. Gerai, vieni batai. Vienas outfitas, kur batai netiko, bet yra visiškai mano svajonė. Jaučiuosi tobulai. Krūtinė tobulai. Dabar gerai, gal čia taip ne kasdienai. Vis dar nesuprantu, kur man nukarpo galvą. Vat kaip ten Gabija darė. Kaimynam vaistų yra, tai galiu džiaugsis.
Oho, kišenių ieškojau, bet šitai suknelė kišenių nebus. Tobulai patogu, gal šiek tiek keliasi su rankų kėlimu. Nu, žodžiu. Žiūri gerai jaučiuosi. Šitas kostiumėlis yra iš praeitas vasaros. Čia netgi už dėmelę neišsiskirva, tai atsiprašau, jau matau už tave. Viena mano mėgstamiausių uniformų. Tobula. Aš dabar ją skalbiau net po 2 kartus į savaitę. Audinio kokybė yra tobula, kritimas yra, nu, žodžiu. Kaip aš ir visada, tokia kaip mūsų kompanijos moto visada sakau, kad mes dirbam su tikrai aukščiausios kokybės audiniais. Mūsų ir kainos todėl yra tokios, kokios yra, bet aš galiu drąsiai sakyti, kad šitas kostiumėlis yra 50 kartų skalbtas ir yra tobulai atrodantis iš po praėjusios vasaros. Tai kodėl rodau ir mėtinį, dėl šitos spalvos man reikia pasiteirauti tiekėjų, nes man atrodo, kad tiesiog nebėra audinio, bet aš dar pasiteirausiu, gal koks ten likutis kažkur užsilikęs. Mėtinė ir haki atrodo labai panašios, bet dėvint kardinaliai skiriasi. Nes šitas daugiau toksai easy, dienos, haki, absoliučiai, ta prasme, pritaikysi visoms situacijoms gyvenime. Ypač šitas, kai susiglamžo nuo dėvėjimo, tai man iš karto Italija, pietus, pietiečiai vyrai. Ne, gal ne šitas. Žinau, kuris juokas. Neturiu daugiau ko pridurti. Kaip užsakinys gerai atrodom. Tai va, šią savaitę norėjau parodyti savo visos vasaros darbinę tokią uniformą. Aišku, tų rūbų yra ir, kaip sakiau, man reikia tiesiog, kad visada mano spintai 7 outfitai kabėtų, kad aš mėtyčiau, ryte atsikėliau, susiruošiau, apsirengiau, jaučiuos gerai ir visada vadovaujuos nuo pat univero laikų, kad tiesiog, nes jeigu aš nepasiplanuoju tų dalykų, tada aš rengiuosi 3 dienas iš eilės tais pačiais rūbais, nes man ryte kiti reikalai rūpi, o turim naujų spalvų, tas baltas kaip gerai atrodo, kodėl aš nesuvokiu, kodėl aš praeitais metais jo net nepasimatavau. Tai va, matysit mane dažnai dabar.